Taigi šie metai palankus kukurūzų derliaus nuėmimui. Yra spalio 3 diena ir kaip ir vaizdas lauke tikrai geras. Tyrime turime 30 veislių, skirtingo tipo, 4 grūdinio tipo ir 26 silosinio tipo. Kitas labai svarbus dalykas tai yra pasidaryti žalios masės cheminę analizę, kur svarbiausi duomenys mums yra sausos medžiagos, krakmolas. Sveiki visi, kartu su Sigitu sveikinamės iš kukurūzų lauko. Labą dieną. Esame Lukšių žemės ūkio bendrovėje, kukurūzų kolekcijoje, kukurūzų bandyme, kurį atlieka Linas Agro. Tai galbūt Sigitai trumpai papasakok, kaip atliekate kukurūzų bandymus, kaip atliekate kukurūzų veislių atsirinkimus, kaip vyksta visas procesas. Mūsų įmonė didelį dėmesį skyrė į veislių atranką ir kiekvienais metais tyrėme virš 200 skirtingų rūšių veislių. Šiandien esam kukurūzų bandyme. Kukurūzus tyrėme 2 vietose, tai Kauno augalų veislių tyrimo stotyje ir Lukšių žemės ūkio bendrovėje. Na ir esame šiais metais tyrime turime 30 veislių skirtingo tipo, 4 grūdinio tipo ir 26 silosinio tipo. Taip pat šitoje kolekcijoje mūsų tyrimuose dalyvauja skirtingi selekcininkai, jų yra 9. Ir naujovė šiais metais, kad pirmi metai mes taip pat turime ir ukrainietiškų selekcijų veislės, kurias taip pat bando mūsų klimato sąlygomis. Tyrant veislės yra labai svarbu, kad visos veislės būtų pasėtos tame pačiame lauke, tą pačią dieną, jom būtų taikoma ta pati technologija, ta pati priežiūra, būtų nuimama derlius irgi tą pačią dieną, nes tik tai suteikia vienodas sąlygas visom veislėm mes galime pamatyti skirtumus tarp skirtingų veislių ir tuomet turėti tą vaizdelį veislės ankstyvumo, veislės derliaus potencialo, krakmolo kiekį, krakmolo procentas, kiek yra žalioji masė, ir kitus kokybinius parametrus. Nes jeigu veislės auginamos skirtingose ūkiuose ir taikoma skirtinga technologija, mes tiesiog negalime sugaudyti skirtumų tarp skirtingų veislių. Tai būtent veislės auginant viename lauke, atliekant tos pačius technologinius darbus visom vienodos, mes tik tai ir galim tokiu būdu pamatyti skirtumus tarp veislių. Tyrimo metu per vegetaciją stebime kukurūzų augimą, vystymąsi, ligotumą. Na, o patys svarbiausi duomenys, aišku, ateina, kuomet mes nupjaunam ir susveriam kukurūzų žaliąją masę arba grūdus. Ir kitas labai svarbus dalykas tai yra pasidaryti žalios masės cheminę analizę, kur svarbiausi duomenys mums yra sausos medžiagos, krakmolas ir virškinamumas. Tai turėdami duomenų visą galybę, mes galime ūkininkams pasiūlyti veislę, kuri labiausiai atitiktų jo poreikius. Nes kiekvienas ūkis truputį turi skirtingus poreikius. Vieni ūkiai ieško veislės su didžiausia sausų medžiagų derliumi, kiti žiūri į didžiausią žalios masės derlių, treti žiūri į krakmolo derlių ar net jo koncentraciją silose. Tai turėdami tiek duomenų, galime tiksliausiai pasiūlyti, kuri veislėgi šiam ūkiui tiktų labiausiai. Puiku, supratome apie tyrimus ir atliekamus bandymus. Taip pat šiame lauke, kaip minėjo Sigitas, turime ir 4 veislės iš Saten Union krepšelio. Tai būtų Pumori, Neutrino, Frodo ir Thermic. Šių 4 veislių FAO numeris yra nuo 210 iki 230, kas puikiai tinka Lietuvos klimato sąlygoms. Ir manau, plačiau galime apžvelgti veislę Pumori, kuri yra Linas Agro parduodamų sėklų krepšelyje. Taigi, oficialių bandymų ir tyrimų laukose metu pastebėta, kad Pumori veislė yra labai derlinga ir itin stabili. Puikiai prisitaiko esant tiek blogoms augimo sąlygoms, tiek geroms augimo sąlygoms. Tyrėme skirtingo ankstyvumo veislės, nuo FAO 170 iki FAO 230 ankstyvumo veislės.
Na ir mūsų klimatiniam sąlygom galvojam, kad tokio ankstyvumo, tokio tarpo veislės yra puikiai tinkamas. Šie metai kukurūzams buvo palankus augimui, nors ir turėjome pakankamai sausringą vasarą, tačiau kukurūzams drėgmės pakako, nes kukurūzas išskirtinis augalas, 1 kilogramui sausos medžiagos pagamintai sunaudoja 2-3 kartus mažiau drėgmės vandens lyginant su kitomis kultūromis. Na ir kitas, aišku, išskirtinumas lyginant su praeitais metais, tai yra kukurūzų branda. Turėjome auksinį rugsėjį su aukštom temperatūrom, daug saulės ir šiais metais net ir vėlyvesnės veislės yra pilnai subrendusios ir tinkamos siloso gamybai. Kaip pavyzdys, praeitais metais Kauno veislių tyrimo stotyje bandymą mes nuiminėjome spalio 13 dieną ir tai dienai dar ne visos veislės buvo sukaupusios optimalų sausų medžiagų kiekį, tai yra 32-34%. Kai šiais metais Kauno veislių tyrimo stotyje bandymą nuimėme rugsėjo 22 dieną ir veislės sausų medžiagų turėjo nuo 30 iki 42% sausųjų medžiagų. Na, bet žinom, kad optimaliausias nuėmimo laikas yra, kuomet visam augale yra 32-34% sausų medžiagų. Kaip tai nustatyti? Pagrindė turėtume žiūrėti burbuolę, pasiimti burbuolės, kelias burbuolės iš lauko, ne iš pakraščio, iš vidurio ir vidury burbuolės perlaužę pasiėmę grūdę turėtume matyti čiut tik tai pieniško krakmolo, o visas kitas turėtų būti arba stikliškas, arba miltiškas krakmolas. Tokia branda rodo, kad augalas turi apie 32-34% sausų medžiagų. Tai šiais metais reikėjo labai atidžiai stebėti lauką, eiti kas 2-3 dieną į lauką, nes rugsėjo mėnesį šiltos ir saulėtos dienos kiekvieną dieną galėjo sausų medžiagų padidinti nuo 0,5 iki 0,7% procentinio punkto sausų medžiagų. Tai parodo, kad skirtingais metais turime skirtingas augimo sąlygas, tai todėl ir mes savo asortimente turime turėti skirtingo ankstyvumo, skirtingo vėlyvumo veisles, kad ūkiams galėtume pasiūlyti palei jų norus ir jų pageidavimus. Tai šie metai skaitau, kad labai tikrai yra palankus kukurūzų augimui ir kaip žinom, kukurūzai užima apie 50% stambių pašarų gyvulių racione. Na, tai yra labai svarbus energetinis augalas, kuris yra svarbus gyvulių šėrimo racione. Kaip matote, atliekama daug itin svarbių tyrimų, kad atrinkti geras veislės ir dar pridėsiu apie veislę Pumori, kad netgi ankstyvaisiais augalo vystymosi tarpsniais vystosi labai greitai ir prisitaiko prie aplinkos, turi gerą atsparumą periodiniams kritulių trūkumams ir puikiai sugeneruoja derlių. Toliau kukurūzų, kaip matome, Sigitas turi kukurūzo Pumori burbuolę, ji kaip ir matome puikiai užpildyta grūdais ir augalas ilgai išlieka žalias iki pat jo nupjovimo, kas dar suteikia atsparumą išgulimui. Taip pat Pumori veislės kukurūzai yra itin sveiki ir atsparus fuzariozei ir kitoms kukurūzuose dažnai sutinkamoms ligoms. Kita grupė, kurią mes taip pat tyrinėjom, tai yra kukurūzai skirti grūdų auginimui. Tai čia svarbu, aišku, yra, kiek kiekviena veislė geba subrandinti grūdų, tačiau labai svarbus yra parametras grūdų drėgnumas. Nustatinėdami, darydami analizės, mes skaičiuojame, kiekgi kiekvienos veislės grūdus kainuoja išdžiovinti ir ūkininkams teikiam savo įžvalgas, kad gal truputį mažesnė derliaus potencialo veislė ūkiui bus ekonomiškai efektyvesnė, kadangi jisai mažiau išleis džiovinimo paslaugoms ir tokiu būdu jo ūkis gaus daugiau pajamų lyginant su truputį vėlyvesne ir derlingesne veisle. Tai šito duomenys kaupiam ir šitą informaciją dalinamės su ūkiais. Na ir mūsų agronomai, Linas Agro agronomai visą šitą informaciją turi ir kas domina, kreipkitės į juos, tikrai suteiks pilną informaciją apie kiekvieną veislę. Taigi šie metai palankus kukurūzų derliaus nuėmimui. Yra spalio 3 diena
ir kaip ir vaizdas laukia tikrai geras, pasiruošę kukurūzai derliaus nuėmimui. Ir tikrai šiais metais kai kuriuose ūkiuose, manau, kukurūzai pagelbės, kas liečia stambiuosius pašarus, nes žolinių pašarų derlius buvo ryškiai mažesnis negu ūkiai tikėjosi ir neturi prisikaupę buferio. Tai labai džiugina, kad šiais metais kukurūzai pagelbės spręsti tą stambiųjų pašarų klausimą gyvulininkystės ūkiuose. Na ką, Sigitai, ačiū už tokią apžvalgą, supažindinimą, kaip vyksta kukurūzų veislio atrankos procesas, supažindinimą apie kokybinius parametrus, kurie yra svarbiausiai kukurūzams. Ir visiems palinkėsime gero kukurūzų derliaus ir dar žinoma geresnio pieno derliaus. Ačiū visiems, ačiū Kazimierai, kad sudalyvavai mūsų bandymuose. Na, o dabar niekur nevažiuojam, einam toliau vertinti šitų veislių. Pirmin. Ačiū.